Tai yra šokiai, pasakos, valgis, spalvos. Tai žodžiai reiškia, kad tautų, papročių, tradicijų įvairovė. Well, it means the difference of different cultures, their feelings, how they communicate. Especially mentality. Society. Įvairovė, kas man sukelia, reiškia, vieną tokį paprastą principą, reiškia, kad įmanoma pasirodo, reiškia, savo kultūros vertę pažinti per kitas kultūras. Sakykime, yra daug žmonių, sakykime, išvažiuoja patirti Indijos, Tibeto kultūros ir grįžę, jie pamato labai gerai, kokia yra mūsų kultūros vertė, lietuvių kultūros vertė. Aš šitą principą irgi tikrai žinau, taip pat ir dvasinės kultūros tokiu pat būdu yra, reiškia, pažįstamos. Neįmanoma, reiškia, vienos kultūros viduje pajausti jos vertę. Savo kultūrą gali pažinti ir kitas, nes taip tu pats nesupranti, kokią tu vertę turi. Kaip lietuviai mes turim begaliniai didelę vertę, bet nevertinam savęs. Labai įvairūs, nes įvairovė, tai kaip ir toks, man pasirodo pirmas įspūdis, kad labai skirtingi žmonės iš skirtingų tautybių turėtų būti. Tai iš karto tokia chaotiška atmosfera. Tai gal, ką aš žinau, kad visi draugiški, kad kultūringi. Nu, aš tai manau, kad tiesiog pirmiausiai mintis toks, kad yra kažkokia tai tauta. Ir visi gal kartu. Jų tradicija, sakyčiau, va taip. Visi draugiški, kartu kažką gal švenčia. I think it's great and I think really bad for some countries who have lost their original language or original, I don't know, maybe just dress or something like this. So, and I feel really good for small countries like Lithuania or some more countries who have the same cultural set of traditions and everything. All these traditions gone through centuries and they still have this culture, and I'm glad for this. Cultural diversity means for me like meeting new people and learning about new cultures. It's not something that's something to fear, it's something to embrace. Actually, cultural diversity is very good, you know, because we as different individuals have so much to share, and once we embrace one another and be open-minded to each other's culture, you know, cultural diversity can be a positive thing. Yra geras dalykas kultūrinė įvairovė ir dideliuose miestuose jinai yra neišvengiama ir manau, tai yra labai gerai. Čia kultūrinė įvairovė, tai man pirmiausia sukelia skirtingas šalis ir kai iš skirtingų šalių būna skirtingos tradicijos. Ten vieni žmonės mėgsta gerti arbatą tik per pietus, kiti geria ryte ir vakare ir per pietus. Arba vieni renkasi kaip Lietuvos yra tautiniai drabužiai, tai yra ten indų tautiniai drabužiai su daug blizgučių, tai man visi tie skirti. Kai viena kultūra priema kitas kultūras, tiesiog, kai integruojasi tos kultūros viena į kitą, ne, tiesiog, kai atsiranda, gali ir bendri kažkokie projektai dalykai atsirasti iš skirtingų kultūrų, ta prasme, panaudojant resursus skirtingų kultūrų, sakyčiau taip. Естественно, во всех странах и у народов есть свои традиционные культуры, которые испокон веков все это сохраняется у каждого народа. И очень приятно видеть, когда, скажем, в Литве сохранялись традиции, старые культуры, которые сохраняют нацию и дает на развитие. Каждая нация, если хочет иметь будущее, должна сохранять и иметь свои традиции, потому что без этого теряется нация, без этого теряется национальность. И поэтому очень приятно в Литве видеть вот эту сохранность, вот эту ценность, которая действительно
очень ценится со стороны народа. И это видно в каждом эпизоде. И это воспитывается со школы, еще с детских садов. И национальная культура идет вместе наряду с европейской культурой. То есть все это миграция, сегодня, который вот этот проект, сегодня вы создали, вот этот очень, можно сказать, своевременно. Поэтому очень меня приятно удивило еще тот факт, что из многих больших государств здесь такая миграция, что я как представитель армянской культуры, я очень давно живу здесь в Литве, и я, конечно, не сомневаюсь, что я именно приехал, хотя это в молодости было, но так вот получилось. И сегодня я когда вижу вот развитие литовской культуры и европейскую цивилизацию, я всегда даю оценку 5, потому что на самом деле в Литве дышать очень легко и очень свободно. Так что большое спасибо. Организовывайте такие мероприятия, и это очень приятно для всех, для нас, которые по разным причинам приехали в Литву. Ну, не будем это сейчас обсуждать, но на самом деле это очень приятно. Приятно видеть такие проекты, приятно видеть таких прекрасных лиц и организаторов. Большое спасибо и спасибо вам. Kultūrų įvairovė. Tai ir mintis pačios įvairiausios, kokia ir ta kultūrų įvairovė. Tai turbūt būtų nuo tų, tai ką dabar kaip tik matau prieš akis, tas įvairias spalvės mandalos, tai įvairiausios spalvos, įvairiausi kvapai, įvairiausi garsai. Tai ką mes ir jaučiam kaip tik, būtent šitame įvairovės kelyje. Aš taip turbūt ir sakyčiau, kad įvairovė yra tai, ką gali kitokio, skirtingo pajusti. I guess I'm thinking of the modern world as such, because if we're not cultural diverse, then what are we? I guess we're living here in a city in Vilnius that is quite intense when it comes to various cultures, and that's, I guess, where our world is heading. We can't really think only in monocultural aspects. This is not where we are at anymore. So cultural diversity, I believe, is what we all represent by our lifestyles. Su kažkokiais gal meno paminklais, apskritai įvairiaus tipo kultūrinėm visokiom, nežinau, tais projektais gal irgi kultūriniais. Įvairovė yra kiekvieno žmogus skonis turbūt. Kiekvienas priima žmonės skirtingai pagal jų įsitikinimus ir taip toliau. Aš domiuosi tam tikrom kultūrom. Aš žaviuosi kitų kultūrų etiniam savybėm ar tiesiog papročiais, tradicijom, bet aš, tarkim, gyvenamas Lietuvoje, aš nelabai toleruoju tai už tai, kad tai vis tiek yra mūsų vieta ir mes į tai turim savo požiūrį. Nereikia skleisti savo ideologijų ar panašiai, tiesiog reikia pristaikyti prie gyvenimo ir tai turėti savo ir viskas. O bendrai paėmus, kiekvienas turi savo požiūrį, kiekvienas gerbia tai, ką priima, kas jam yra arčiausiai širdies. Tai, kad vienoje šalyje gyvena daug įvairių Kultūrinė įvairovė iš karto pagalvoju apie skirtumus, kurie egzistuoja ir mūsų pasaulyje, ir mūsų visuomenėje. Ir ta tematika dažniausiai yra tai, kada tu žinai, kad yra tie skirtumai ir jų nesupranti. Tai man kultūrinė įvairovė yra pažinti skirtumus ir juos suprasti. Nedaug. Yra migracijos centras, ten daug žmonių iš įvairių šalių. Tai gal ten migracijos centras. Vis dėlto, kiek aš pastebėjau, tai daugiausiai tos įvairovės yra prie universiteto. Labai daug matau kitakalbių, gražiai kalbančių ispaniškai, portugališkai, ir angliškai, prancūziškai, rusiškai. Tai sakyčiau taip. O šiaip jie gal išsibarstė labai. Tai vis dėlto prie universiteto ir šiaip save senamiestį. Sakyčiau taip. Ir smagu, kad jie organizuojasi, išrodo, ką jie turi per tokius renginius, ar ne? Va kaip yra Europos diena, Europos kalbų diena. Šiaip. Sakyčiau taip.
traveled because we are studying in university and we go to study Lithuanian courses, and mostly people come who don't know it, so it's foreigners, and we communicate in our day life a lot. It's the same, because we are studying together. Actually, similarly, because we study Lithuanian together, so we get to meet different people, different countries. Also in my school as well, there are lots of different cultures there as well. People from Asia, Africa as well. So it's sort of a melting pot, really, different cultures. Tiesą pasakius, čia kultūrų įvairovės aš matau daugiau per įvairius, reiškia, dvasinius praktikuotojus, jogų mokyklas ir panašiai. Aš matau per šitą. Per kažkokias Lenkų, Rusų bendruomenės. Į Vilnių čia jūs klausite, taip? Nežinau. Tiesa, negaliu pasakyti. Dažnai matau. Kuo toliau, to dažniau matau. Centre gal labiausiai galima pamatyti, nes galbūt tokia vieta yra, kur traukiamiausia. Tiek turistų, tiek ir gali žmonės nueiti. Pavyzdžiui, žinau, kad Lenkų, tai jie labai draugiškai, labai dažnai daro visokių renginių tokių. Kažkiek žinau, žydų irgi yra. Uzbekistaniečiai irgi švenčia savo šventes Lietuvoje, jeigu čia gyvena. Turim daug draugų. Kitas dalis žinau. Dalyvauti nedalyvavom, bet žinom, kad vyksta tai tikrai tokie. Yeah, because Lithuania is part of Europe. Europe is really full of different languages, cultures, and everything. And I think and Lithuania, like between Russia and Europe, and Russia have a lot of different cultures as well, because many different people live in different nations in Russia, and I think here is a really great set of cultures, and but the main culture is different than Lithuanian, and like how we keep same this way, like to make your culture keep same traditions and everything, and despite how many people from different countries around you, and you're still doing great way. Cultural diversity for me is all around, because where I live with Ukrainians, Indians, Lithuanians, Georgians, Azerbaijani, Nigerians, and you know, every day when I'm out, you know, it's interesting to see, you know, how these people look, how they speak. For me especially, I like to hear different persons speaking in their languages, because where I come from we only speak in English, so it's quite interesting to hear different languages and different accents and different words, even though sometimes I don't know it, but it's pretty good for me. And also, even though mostly Europeans are here, it's quite interesting to see the way they dress, the type of food they eat, and how they live and their customs. Nelabai iš tikrųjų. Važiavusi kokį Paryžių, tai įlipus į metro vienam vagone, metro būna, man atrodo, visų rasių žmonių, Lietuvoje, tai iš tikrųjų, mano manymu, kol kas gana retas. Mieste gal tiesiog daugiausiai gali prasilenkti ir tiek, kad kažkokių konkrečių vietų pasiimti. Dažniausiai būna centre, kai būna visokios gruzinų dienos, lenkų dienos, visokie tokie, arba būna, kad mieste vaikšto žmonės apsirengę tokiais drabužiais. Ir dabar sutinku čia panoramui. Norėjau aš tą ir sakyti, kad mano kultūrų įvairovė baigėsi mano kaimelyje. Pas mane gamtos įvairovė ir dar kažkai iš tikrųjų labai mažai išeina į miestą. Ir šiuo metu iš visų vaikų sėdžiu 3 metai, tai aš tiek mažai matau, kad man tos labai trūksta. Aš pati savo darau visokią įvairovę, visai kaip galiu, vietoje. Iš to, ką galiu. Tai greičiausia tokia sistema. Aš, būdama ne tik šiaip paprastas žmogus, bet kartu ir lietuvių kalbos, kaip užsienio kalbos mokytoja, tai sutinku pačių įvairiausių rasių, įvairiausių socialinių sluoksnių, įvairiausių kultūrų žmonių.
ir visi jie, ir matau, kaip jie nori integruotis ir įneša labai daug į mūsų taip pat kultūrą, tai taip, man tenka susidurti daug. Kultūrinė įvairovė iš tiesų pastebi daug kur Lietuvoje ir manau, kad tai yra labai gerai, nes vis dėlto, kai Lietuvą atvažiuoja kitataučiai, tai yra smagu su jais pabendrauti, susipažinti, paklausti, kaip jiem Lietuva, ar patinka čia ir turbūt daugiausiai matau centre, nes vis tiek tai yra kaip ir pagrindinė Vilniaus dalis. Taip pat smagu, kai atvažiuoja ir mūsų mokyklas, tarkim, ar į universitetus pagal mainų programas, tai turbūt tokiose vietose, švietimo įstaigose daug kur sutinkam. I would say meet it everywhere. If you go into the old town and you see Italian architecture, or you find Chinese restaurants and you find Armenian restaurants, you find German restaurants, you find English restaurants, that is already cultural diversity. If you ask the young people what they listen to, they will listen to international music, and I think it's the broad mixture that is in the microcosm of our life. It's everywhere, really. Manau, užtenka pasivaikščioti ir Vilniaus senamiestį, kad kažką pamatyti apskritai ir pats senamiestis ir kažkokie projektai, muzikantai, gatvės, manau, ir kokie nors, nežinau, renginiai dar. Priklauso nuo sezono irgi, manau, vasarą daugiau būna, bet iš tikrųjų yra tos kultūrinės įvairovės. Aš nežinau, turbūt daugiau kartais, kai matau, tai jog eina į Rotušę, pavyzdžiui, judėjimai kokie nors būna tautiniai arba tiesiog, ką pasakęs. Man patinka, pavyzdžiui, mačiau ne vieną kartą Gedimino prospektu einant žmonės tautiniais ukrainiečių drabužiais. Man tiesiog patinka tas įvaizdis, pavyzdžiui, ukrainiečių vyrų su samušankom, tai atrodo taip tradiciškai, taip visai įdomiai. Bet kai, pavyzdžiui, tiesiog eina laisvos stiliaus, iš kitų šalių ir simbolizuoja tai, kas nėra tiesa, tai tiesiog ne tai, kad Lietuvoje gėdą daro, bet apskritai smuktas ir aš pasisiekiu, bet šiaip, dar kartelį, kiekvienas turi savo požiūrį, savo piltį, tai tiesiog vertina skirtingai viskas. Daugiausiai tai matau centre labai daug užsieniečių ir universitetuose atvažiuoja labai. Mes Panevėžyje kultūrinę įvairovę matome ir daugiausia susiduriam su emigrantais. Ir, pavyzdžiui, mūsų suaugusių mokymo centre dažniausiai turime kitų tautybių asmenys, kurie pareiškia norą gyventi Lietuvoje. Jie laiko lietuvių kalbos atitinkamos kategorijos egzaminą, Lietuvos Respublikos konstitucijos egzaminą. Ir mes turime susidūrimą su labai įvairiom kultūrom ir tautom. Kiniečiais, indais, Pakistanu, Turkija. Jeigu taip pažiūrėti per paskutinius 3-4 metus, geografinė paletė ir pasaulio šalis, kurias galime sutikti jau Panevėžyje, yra labai įvairios.